Turiu ir S1. O. 1+1, žiūrėk, ir jau gausis kilogramas. Tai tos plekšnės neįskaitinės nakui. Dėl to eglišakių kvapas jaučiasi. Jo, aš irgi žodžiu. Jau kažkur pagrabais kvepia, man atrodo. Aš tikiuosi, Andrius negirdi, nes jis atvažiuosi, jaučiu aš tą kavą. Girdi. Girdi? Šalimais yra. Ai, nieko nesakiau. Šalimai atsistoja. Na, o kam čia kažkur blaškytis, kai kibims yra. Bet dabar va to aprimės. O plekšnikę paėmė. Kuri neįtema. Ne, nu, bet jūs norit, kad 3 dienas išėlės kiptų vyrai, nu jūs nejuokaukit. Aš šiandien žiūrėjau Simono Karaliaus video, tai sako taks, yra vidurkis stintų 5 vienetai. Iš tiesų, va, kaip pagal žvejus 5 vienetai. Jo. Oho. Tai va, ir sako, iš tiesų, nu va, kam pasiseka, tam pasiseka. Na jo, kas pagauna tašką normalų. Nu tai aš jau virš vidurkio 11 turiu. Nu va. Aš keliu į viršų tą vidurkį. Ne, ir gaila, žinai, kokie kauniečiai, jeigu Vilniečiai atvažiuoja. Ne, ir jau apie kilogramą turi, tikrai. Porą, sako. Neskaičiavai? Skaičiuot neskaičiavai? Kol kas 5 vien kas paeina keptuvę, nesunku sugaudyti tikrai. Bet neriuks nuo ryto ir žvejoja. Nežinau, Zubė, aš mačiau, kad tik tais tas Simonas Karalius įkėlė, matai video, sako, kad vidurkis 5. Nu, plius minus tenai, žinai. Bet žiūrint, žinai, jeigu ten 5 vienetus, kaip Antans praeitą Jau mačiau, ir... Jo, ir sakau, žiūrint, per kiek laiko, žinai, sugaudyta, jeigu blemba, kaip praeitą savaitę 7 buvo stintos per 10 valandų, tai atsisėsk ir kriok iš tiesų, nu, tikrai neverta. Nes nei vienas nepavalgęs realiai. Nu, aš pavalgiau iš tiesų, man tai užtektų, žinai, bet nuo Antanui 7 stintų. Suskaičiavai? Švistriai. Žodžiu, neriuks ir 3-5 nuo ryto. Jaunuolis, bet jisai nuo 5 ryto sėdi turbūt. Tas vėjuks man nepatinka, reikia striukai užsidėti. Oi, einam kavytę atsigersim visi, kas gerit kavą, pasiruošiau. Aš pats padariau į tą Aš termos. noriu. Bet normaliai, neriuks nuo ryto, 3-5 jau turi. Aš vakar iki pietų čiut tą 15 sukrapščiau, o kiek? Apie pietus perėjau, tada jau sugaudžiau. Tai gal taškas geresnis, ten plius minus, žinai, kažkas, nu vis tiek nėra. Nu ir Bet kiek čia? 10 gerų metrų nuo manęs. Mes nuo pusę 10. Neriuks. Ai, nu žiūrėk, Zubė irgi ne nuo 5 ryto sėdi, tai normaliai. Na. Žvejai vieni namo, kiti ateina. O eina su kibirais, na, ar galvom nuleistom? Ne, galva nuleista. Ta, viens išeina, 3 į vietų pareina. Nu, ką tas ten piktoj dvasia, da nepatenkins gyvenimą? Greitis tie falkė 3 pamatė tie. Nes jeigu bus normalus kibimas, tada Tomelis prisijungs realiai, gal. Na. O jeigu taip, žinai... Kol kas, neriuks skaityk nuo ryto gaudo. Nežinau, kelintą jis pradėjo. Ai, palauk, bet... Kur tėtis mano? Neseniai jans pradėjo irgi. Netoli, lūkutį prie pat. Tai... Tomelis prie kompo. Tai normaliai. Irgi tas neriuks sugaudė. Ne, tai Tomelis Linus sakė, jeigu gerai kaip stinta, tai jisai mesta kompą pro langą ir... Kariauja.
Ne, bet jeigu iš tiesų tomelis ten kosėje serga, nu, tai gal ir nereikia, aš nieko nesakau. Jo, jeigu rimtai yra pakabinę. Bet nieko nesigirdėjo, kad ant būtų, matei, striukė atlapota vaikšto. Nu, į ką saulė, tu irgi atlapotas vaikštakis irgi. Tam tau 3, 6 ir 7 tu miršti lovai atsigulės, tu čia nevadavauk, nelygink. Ne, maišai, savo. 9 jau sakai, viskas aš sergu. Nesak pasako, aš 40 girdi grindis plaunu, bliuoti. Baigiam tą temą. Aha. Nu. Na, bet aprimo. Nematau, kad čia traukt vien žmogus ištraukė į viskas. Daugiau nematau, kad trauktų kas. Рыбка плавала под ногу и поймаешь хоть одно, блядь. Lukutį, vienas likai su mama namuose ar su kuom, kad taip tėtis sugalvojo vis tiek varyt pasidavė provokacijai. Вот это ten tiek bumba. Ai, pasakyk tam dėdį, tegu stintą traukia, jisai be reikalą, tušiai kalba. Dirbti reikia, dirbti atvažiavus ten. Bla, 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 bla. Oi, kaip aiškiai pasakė viską, užsirašiau į užrašų knygutę, ką prisiminčiau. Блядь, panašiai kaukia kaip tas žuvėdras virš galvos. Ne, aš kaip signalizacija, tu nemaišyka. Čia, блядь, stop podovai tatulė, tu pasinti žvalgus, блядь. Jo, nieko čia jums. Aš žiūriu, kad nebūtų jokių oksanų man ten Maryčių ir Zoldų. Sveiki, sveiki. Kas čia prašos? Nu, mane rodo vėl sorry. Neberodo. Ir mane berodo. Ir bet šiaip matai neišmeta. Na. O, va čia tai mano balsas tikrasis, girdėt, ką tik lojo. Kuliuoji. Teisingai čia atėjo. Matei, cars, šią naktį nuo 5 iki ryto 100 šiam vienetų. Aina namas. Reik pas Sarą važiuoti svečių, saulės. Ne, aš carui sakau, ar matė. Ai, Jo mačiau. Ai, žiūrėk. Geras. Thanks for the follow! Na, Aš būčiau sakęs, kad Antans nieką nepagauna, mes atvažiuojam į svečius ir viskas. Matytų, ble. Nieko nėra, žiūrėjau ten žiūrėk. Bet tai kai naktį turėjo kibti jam. Jo carai rašė, kad būtent tas žmogelis, kad nuo vakaro, ta prasme, per naktį jis sugaudė, geras buvo kibimas. Ir nebesuprasi, pradžiai buvo, kad gitarpas, kad jie sėdėjo vyrai mano tie per naktį. Niekas nekimba, dabar pasirodo stintą dieną kimba labiau. Tai va tas užknisa. Palauk, Mariukų, toj patvirtinsiu tavo komentarą. Kaip tas tiktokas atsibodo? Tokį svečiau. 11 Mariukų turi likti. ja, čia irgi nepakirto. Ai, ne, yra. 12 turi, reiškia. Aš daugiau neskaičiuosiu šiek tiek. Nes aš iki 12 ir moku tik skaičiuoti. Nu ką, atsigėrėm kavos, vaikai, einam į vidų. Blet, vyrai, sakiau, prieš žvejį. Ko tas ten verkia, Andrius, aš nesuprantu. Ateik, ateik mažutė, einam, pasimk ir einam. Pasimetė kažką, matau, nemačiau, aš šuniuką namo bandau parvaryti, nešaltą laukį. Nu, einam namačiu. Šitas.
Ko ant tos nekibo. Karšta. C. Visa sistema ant dugno guldo. Negulda. Bet kai užeina kipti jos, tai nebezvyba, tai darbas būna. Jo. Matėm, kad darbas būna. Pastajaną vieną trauki, kitą trauki, vieną trauki, kitą trauki. Sveikas, o plekšnė pasiklydo. Jo. Būna ir tuos čia papuola ne vieną. Thanks for the follow! Dėkui, kas pasekat. Vadinas, čia reikia užklipsuoti šitą. Seip daug žvėjų matosi. Jo, daug. Prie poligono gaudai. Jo. Vėl aš pasikartosiu, o antrą kartą jaučiu nekartosiu. Kai paspausit širdelę, pasiekti mesite, dovanėlę, 1 centą, jūsų komentarai garsins. Ne dovanėlė, o tą širdelę. Širdelė, nu tai 1 centą saulė kainuoja. Jie galvoja, kad aš atsisėsiu jiems ir pasakosiu, kur tu gaudai, ant ko gaudai. Thanks for the follow! Ne centą, o pusę cento. Ai, nu va, nu tai kiti gaili tą pusę cento, iš tiesų tam yra, kad heiteriai vaikai neturi tų kortelių prisiktų, tai nuo tokių ir apsisaugoti. Nesuprantu. Va, Nerijus įsimes, dabar jo komentarą ir įgarsins. Viskas. Mažytis, 2 iš eilės. Tai supildyksim kortelę, gali irgi pasipildyti. Žonų seko aš Antaniuką. Nes aš tiek su banku galiu ir tiek supildyk. Ne, Neriuko, aš kaip pavyzdį daviau, supranti, nu kaip. Iš tiesų jie galvoja, gal tas Antanas po tą centą čia užsidirba ant pašaro, ant kabliukų, nu nejuokaukit, hebra. Čia yra, sakau, tam, kad nuo heiterių apsisaugot, nes, nu, tikrai ne visi gali ir... Ko gaudai? Ant karpio. Nu va, dabar jisai va, matai? Nieko negaliu iš tavo žinau perskaityti, sorry, nepyk. Dėkui iš spurgelę. Jisai nesėdi, nežiūri, kas jų, ką rasto. Ne, telefoną padarė. Nėra, kada reikia žiūrėti meškerės. Nu, kas nežinote, esat naujokai, aš esu Antano, kaip čia pavadinti, labai artima draugė. Ir žodį Boba visi gauna bloką. Pas mus laive Bobui. Kur apginimą tai jau? Aš, blėt, matau, pas manęs dronai virš galvos skraido, viską mato. Trylika turiu. Žiūrėk, jeigu taip tada pareis čia. Nesakykim, kad Yra tik antrą pusę. Va, pajudinu telefoną. Ai, bet matas gerai. Kur visą žovį dedi? Kepam, valgom. Sveikas. duonam dovanoja. Gerai, kad Antaniuks nors gaudo, aš galiu tik seilę pavarvint nors tiek.
Labas. Laba. Labas, Andželo. Kodėl be palapinės? Kol kas nenoriu. Es pasakyčiau bitutę, kas tu esi Antanui, bet paskiau gali įsizysti. Ne, aš, kurie savyra su humoro jausmo, aš šiaip draugauju su humoro jausmu, tai žinokit, neįimu į plaučių šeimą. Man nepadovanosi. Ačiū, Andžela. Ta, ir aš irgi, nu, ta prasme, vat, šitaip ir pasižiūriu stintų skibimus per laivus, nes man per šalta ir aš tikrai nesėdėsiu per tokį šaltį laukai, jūs nejuokaukit. Kiek laiko gaudai jau? Neseniai pradėjau. Thanks for the follow. Jeigu nesunku, patapinam, kol tas nepradėjo verkti, kad niekas netapina. Taip. Norit stebėti? Davai pabaksnuojam. O šalčio dafiga, dabar gal biškant saulės geriau, bet... Nenorit baksnuoti, metam nahui banginius liūtus. O, da, tu sumanysi tigrų, panterų, ne? Saulė jau nebegerta ten geri. A į tigrų panterų? Nežinau. Net nesakyčiau, bet man atrodo nėra tokių. Baksnuoti. Tai tada, davai. Tu man, Saulė, žiūrėk su rutelė gražiai. Žinau ir aš iškart, bet reikia gydytis, jei išeis tik kovo pradžioj. Dėkui už dovanėlis. Bleu. Antaniu kar patogu su tokiais ilgais botagais gaudyti. Jo. Ta Ane. 14 kol kas turiu aš aludarį. Dėkui už dovanėlės. Mes rutelį leidžiam netapšnoti, pas mus yra mergaitė ir jinai yra po žvejybos. Ką, Petraus? Pala, kažkas į langelį, man atrodo, aludaris. Ai, ne. Kada pradėjai? Alstelo, kas čia? Pala, tą galim priimti, nes prisijungęs. Ne, neįkrito vadinus, netyčiamas. Neseniai, kiek buvo, kai aš tave paleidau? Taip jis su senais draugais Elgės blokais grasinasi. Nu, aš nežinau, rutelė, aš... Pusę pirmos gal kokią. O ką, tu mane paleidai, Saulė, tu žinai, kada pusė 11? Ne, bet aš kol atvariau, viską susipakavau, čia aš ant ledo pradėjau ieškoti 12 pusę pirmos. Nu, tai aš negalta, kad tu toks senas ir lėtas. Nes, reikėjo susirasti, kur gaudyti. Pradžiai bandžiau priekį daugiau ten žiūrėti, po to tą Andrius paskambino Neriui ir atvarėm prie Neriaus. Dėkui, Ingutė. O, Ingutė gal nori šviežios tintos. Ingutei galima ir taip duoti porciją, poreliai pakapoti. Inga, nenori langelį prisijungti? Aš siūlau tau stintos duoti. Nu, tai gal sesė užsiėmus, jeigu kasgi ten... Tai klausau, a nepadovanosi. Ai, tai klausai? Supratau. Tai galėčiau. Tik tais, būtų fainai, kad prišoktumėt į kokius jūrininkus, kur. Nierka irgi kažkur žvejoje. Jo, prie pat yra. Kai baiginėsiu žvejybą, tada susiskambintumėm, kur nors prišoktum, kad nesiblaškyt man į miestą. Jo, Ludarį, netoli neriuksėti, sakė Antanėlis.
10-15 metrų. Dėkui, Birute. Pas jį irgi kimba. Jo, kapaliojasi irgi. Tap, tap, tap. Tai dėl to mes pas neriuką ir atėjom arčiau. Nes šiaip, bet biškį arčiau, mažiau valakytos eiti. Daugiau praminto tako praeini viskas. Toli nebridom. O lauksiu skambutį. Koks gylis? Tvarko, Inga. Aludari 3 musketinikai žvejoje. Pusę metro gylis. Nežinau. Pusę metro ledo į pusę metro vandens musti. Per pusę valties arčiau. Per pusę valties arčiau. Ta prasme, Rimko, nesupratau. Gal bandyti. Žuvaujat. Ai. Jo. Tai ėjot nuo aikštelės ar nuo betonkės? Ne, čia kaip yra tas apsisukims, tai Pendenso. neapsisuki, o tiesiai nuvarai į aikštelę. Ir čia tiesiai ateini. Čia gaunas arčiau eiti, ne iš tų kairių, ble. Jau tu su savo tais bateliais. Ką? Jau su bateliais. Ne, su guminės baigt, ne. Aik, tu dabar kaip mėla gerą šiltą, bet tas guminės. Antram žiedė į pirmą išvažiavimas sukti reikia. Ai, seniai. Tai ten reikia per sniegą bristi. Nebereikia, Ludarį, jau yra ganėtinai smarkiai pratripta. Aišku, nors ne, jau ir su dviračiu būtų plius minus atvažiavimas. Bet arčiau vis tiek gaunas negu iš kairių. Mes matai, toliai, kaip yra tas tiesus atėjims, mes toli nebėjom į kairę. Šokom prie neriuko ir viskas, va. Bet ant negali savo dviračius skirti. Nieko aš neturiu, tu nemeluok. Pats įsitaisiai šalimais, dabar galiu skaičiuoti. O gerai. Pamenį, kiek aš pagavau, ble. Ką? Net nematyti. Tomelis su greideriu praėjo. Ne, Tomelis nepraėjo, bet jau yra taks, yra. Reikia užrūkyti, galės pakilnuoti biškmeškerės. Dviratukas mano rieda nesustoja. Jo, žinau. Atsargiai gamtosaugas praeina. Pagavot kie? Kur? Kada rastis skraido. Pagavom. Dabar turiu 14. Dėkui mums. Dabar turiu 14. Bet ant toškį dalinsimės, per daug turi pagavęs. Ne problema. Na, pastumti kitą pusę. Jeigu jį stumsi, tada ir mane stumkit, ble. Jis du.
Liktais padėjo man kažkas tokio. Nors gal daugiau iškreiktų. Tai vakar su tavim nelabai bekiba, ne? Bet matai, buvo kas pagavo. Ir gerai pagavo. Bet tai vėl klausimas, gal su dyperiu buvo, gal tas tintas sukilo. Ir Nu kas iš to ant tošką mintė, vakar žiūrėjau su dyperį, 3 metrai nuo ledo, pasidariau 3 metrai, 2,5, 4 meškės buvau, nei gyvybimo net neturėjau. Bybė žino, ar ten tas tinta rodo iš vis ant to paviršių. Nu jo, gal blėt strimelės eina. Thanks for the follow. Dėkui, kas pasekat. Tu švepsą pasiėmei? Jo, turiu įsimets. Bulочkas pamečiau, ble. Ką? Tylėk. Na ir aprimo. Nesikabinėja, ble. Reiks pakilinėti. Se. Samandras su tuo savo polietrinį dviratuku. Na. Tinginys kurva. Parskrent inspekcijai. Man atrodo, čia justelė. Man irgi taip atrodo, kad čia ištelis, ble.
Stinto, kepkit, blėt. Piragas, na. O, kaip ir man. Kas tas ten daro? Kas? Ai, ten žiūrėk žvėriuoja. Bet sena jau ten siena. Jis gal ten purva lūpo, blėt. Jūsų komentarų niekas neskaito. Skaito. Pusę metro. Pasekit transliuotoje įgarsins komentarus. Tai reikia čia pasiekti ir dar kartą paspausti, kad įmesti širdelę. Tada įgarsina komentarus. Telefons yra šone, kad meškerės matytųsi, o aš stebiu irgi meškerės. Akmuo tai žinau, kad yra. Nepaskaitysiu aš tų komentarų. Nulaužiau sparnuotę vieną kurvą Man sraigtą. nenulaužiu, bet sugarbanau gerai. Kurvą sraigtą atidaviau 100 eurų, bet Bet kiek arkliukų. 15. Šeriat. Yamaha, blėt. Ne. Ką tu šeri, su kuo? Su dukė. Pirkau šį. Nejuokaukit. Ačiū, Rūtelė, už mane pasakai. Aš viską girdžiu, viską matau. Aš tik tais, kad nešneku, tai nereiškia, manęs nėra. Draugas gal bando, blėt. Thanks for the follow. Dėkui, kas pasakat. Buvo į vakar tokių momentų, blėt. Vesalų dar patiem, už tada iškart pisą gaudžiau, su juo nurimą. Tai kiek vakar? Užėjai, nėra taip, kad pastoviai kabinėtųsi. Nu, bet jau kaip aš vakar už tavęs įsitikinau. Vakar gaudėt. Ten tai jo. Per kelią sekundę sudėjo. Kaip? Du tušti, ant tušių kabliukų. Vakar gaudėt. Jo, gaudžiau. Vakar šiam 5 vienetus iššoviau. Bet sunkiai vakar. Ir smulkios daug man papuolė. Nežinau kaip, bet daug smulkmės buvo. Šiam 5 vienetai svėrė 275. Tai man, aš su žmona ir įmi parduotuvę važiuoju, tas skambina. Sakau, pizdu, davai ir aš prisijungsiu. Tai nuvažiavom apsipirkom, žmoną parvežiau, staigiai apsirengiu žmoną, sako, važiuoju, kad čia sėdės. Rekordai auga. Po biškį. Tai pas mane ne tik, kad mažylis serga, blėt, vakar grįžau ir dukrai susirgo. Bet vakar dukrai iškart teraflusų girdėm. Nu, žinai, jau vyresnė yra, gali gerti. Tai ryte atsikėlė kaip niekur nieko. O sūnus, blėt, sirgaliuoja svaiks. Būtent ledą sėdėčiau. Jo, būčiau į palapinę. Ramiai. Dujinę užsūrį. Dėkui, modė. Sauliau, Andrius ten gaudo ir tik šneka. Šneka. Rūko. Bėk į bažnyčią poterių kalbėti, nebekimba nieks. Aš jau buvau bažnyčiai jau ir Marijos radijos paklausiau, jau 2 valandas, 12 valandą reikia bažnyčiai būti. Kelias toks ramus buvo, nors žuvis kybo. Sėkmės, Andriu, tau stintą pagaunant.
Aleksandras sušoktų kokį šokį, gal kaip pradėtų, ble? Kuo išėjai iš pidarasto pirmos? Kaip tu taip negražiai ant lap gazo, ble? O kada jie nelipo, ble? Tumeko sokį. Ne, baigtų. Nepadės. Tai ką Antan šok nemoka, ką jim pašoks jisai. Tai neriui rankas atraiškė juk. Nu kas ten, karočiui, sako, tu nevažiuok po darbo, važiuok į ligoninę. A tu žinai, kad Ramūną nutrenkė? Žinai, kad tas didelis išėjo. Kad? Išėjo lauk? Nežinau. Išėjo. Tai skaityk dabar kurnais skirmai bankrotas, ble. Konkretus. Arba jau prie statybų. Tai skaityk, ten yra tarp blokelių su Taip, taip. Ant blokelių būtų. Taip ir bus. Taigi man kurva skambina, aš kaip dirbam. Garžduose dirbam, ble. Skambina, sako, meiskit pietus, viską grįžkit, pasimkit techniką ir važiuokit į telkį. Kokį juokaujant, kokį pietus nuvažiuosit, tada grįšiu. Man sako, reik vaiką iš daržo 5 valandą. Jis man sako, eik tu naku, man poku tavo vaikas, sako, žinai, man poku tavo darbas, sako. Grįžom į bazę, Hebra apsisuko, išvažiavo, aš namo išvažiavau. Ten kurva urodas paskutinis, ble. Nakštai ten. Jis man čia, ble, prisiskundė, ble. Jis man, žinai, pareiškia, ką pasakys, tai darysi. Kas buvo. Na, ble, kabelis dėk, na. Rankolis dėk, na. O, lėkštikė turi. Iškepsi irgi turi. Iškepsi, tetai. Tai kad Arūnis irgi išėjo. Arūnis į pensiją išėjo. Ne, jis padirbo biškį. Nu ir į pensiją dar Va jį, blėt, kai pradėjo gaidžiuot, ne. Nu, bet jis išėjo į pensiją, nes jie dar... Ne, jis pensijai buvo jau mėnuo. Nes balių padarė, tai achujieno, sakė. Ne. Jis Arūnis pasakė, balius, tai buvo žiaurų, sakė. Niek neprisimena, jeigu, ble, telefonus pametė, piniginės, bet tik kiemė pametė. Tai vis praktiškai reikia, ble. Sakė, 6 absoliuto bonkės, ble. 6 absoliuto bonkės. Arūnis, Evaldas, Arūnis, dar kažkas. Daugiau. Evaldas. Nu, kaip pasakė Evaldas, ble, sakau, tu nemaišai nieko, sako, ne. Eik tu, na. Nu, kad Arūnis tikiu. Nu, tai čia jau kas be ko, ble. Buvom mes Arūnėlių išvarė į Nidą. Da, na, visą dieną ir dar iki 3 nakties aš ešerių ieškojau. Ruočiu 60 kilometrų. O Arūnis per tą laiką, kai aš iš ešerių padėjau. Tai Pravaliau eketes, galit kipt. kipt. Buvo pagavęs ir paskiau dar 2 gyvūnus turėjo 3, 3 nakties dar. Prasidėjau, susirinkom, namo išvažiavom. Kažką reik daryti, jeigu žuvis nekimba, ne, ble? O. Reik skambinti Tomeliui, kad butelį vežtų. Dėkui, Petras. Gal saulės šviesa apmažina kibimus? Ne, kažin. Ta saulė neturėtų turėti didelės įtakos. Kamena į kepurį, kad nesušaus. Pastebėkim, kas, kur juda, nejuda. Tai pusiai nematau. Dėkui, biurutė, senai matyta.
Kodėl siemit valgio niekas nekviečia? Stintų nėra ir net. O bala žino. Labai gero klovo. Dėkui, Birutė, dėkui. Labukai ir tau. Nevarai stintų, Birutė. Na, į niekur nesimato, kad kas judėtų. Vakar viską išgaudėm, blėt, ant toškių. Ne. Čia neišgaudysi, blėt, tinklų nepastato, įduoda įeit vis tiek. Pažaiskim, biškelį. Gal porcijas, blėt, apipurkš su vada. Aš tai mašinai pasilikau vidą. Pabandyk bent ant vienos meskerės atsinaujinti porciją. Ne, nereiktų. Porcijos naujinims naudos neduoda. Galiu pasakyti. Reikia atsinaujinti. Ne, būtent. Dėkui, apsauga. Jeigu žuvis nekimba, reiškia, reikia pačiam valgyti, blėt. Ble, jo, man Renatėlė irgi ir languotų tų sausainių įdėję, ir zefiriukų. Sveikutis. Sveikas, sveikas. Pradėjai šildyt, vėl reiks rengtis, man. Kažką tai vėjelis vėl varyt. Nu. Bet jau kažkas žiūri. Ten. Dėkui, apsauga. Dėkui, dėkui. Čia šustriai su garsais. Ble, reikia užsidėti į tikslą, kur yra garsas. Kaip čia reikia, ble. Nebandai sistema guldyti ant dugno. Bandžiau. Kas ten, palauk, pas mane yra su garsu. Pinigų šautuvas, man atrodo. Da kažkas buvo. Korkis, man atrodo, buvo. Pala, spurga. Blet, neatsimenu. Gartas pinigų šautuvas. Kelias jau turi. 14. 14. Jau nusimato vakarienė vėl skani. Nors ne, sesiai da kažkiek duosiu. Duosiu sesutei da kažkiek. Tu nori ant toškių? Ne, aš turiu irgi arbatos. Kas čia yra, blet? Redaguoti. Kurans pabėga, blet. Va, čia. Jau vieną užtraukė.
tą uždėsim. Blet, šitą. Neatsimenu, kurgi buvo, nebuvo tas garsas. Pasiimt kokį langot sausainį. Ir žulkį. Bet konkrečiai langot sausainį turiu šį kartą. Kam langot sausainį?
Ble, dabar reik Andriaus meškerės privezėti. Išėję pas Gaudį kaltą. Tap, 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 tap. Davai. Pabaksnuojam. Prisidedam prie transliacijas. Mašinką pajungsiu tapu. Ačiū, Rutelė. Kam zefiriuko. Koks sušalęs. Vos enikas. Antoška, blė, nenervuokės, noriu. Būna. Bet žiūrėk. Ant kiek turi suspausti, kad perkasti. Kiek turi? 14. Neįspūdinga, ją pirmą lukutį. O Andrius? Nežinau, bet nedaug. Drugs pabėga, ble. Pas Justelį. Ai, ten jį. Nu jau kederis su gerais peiliukais turi būti. Nu. Tada, parduotuvėj prie vietrins viešbutį kažkurie, ne? Nu, blet, tas, kaip yra sankryža, nuo Akropolio žiūrint, už sankryžos tam kampe, tas pirms pastatas. Vietrungė prieš sankryžą kairiai, o jo už sankryžos dešiniai po pirmą.